Per 2 minutės tobulas, neįtin sveikas, bet labai skanus sumuštinis. Dabar parodysiu super turbo greitą sumuštinį. Nėra labai sveikuoliška, bet labai skanų. Imame paprasčiausią tortilį. Aš dedu tiesiog pomidorų padažą. Visą tą pomidorų padažiuką, va taip, paskirstom per visą tortilį. Dešrytė ir sūris. Kokį turim, kokį buvo akcija parduotuvėje. Nėra skirtumo. Ir taip ant pusę tortilį. Va šitaip. Paskirstu porą gabalyčių. Po to dešrytė. Šį kartą mano dešrytės gabalai tokie labai didelį, tai aš šiek tiek susmulkinsiu. Išdėliojam viską į tą pačią vietą, kur sūris. Realiai sumuštinis viskas jau kaip ir paruoštas, bet kadangi aš turiu saulėj džiovintų pomidorų indelis, kuris baigęs ir galvoju, kad nesugestų, tai aš čia išnaudosiu. To dar 100 kartą kartoju. Viskas, kas turi riebalų, nusausinu ant popierinio rankšluosčio, kad kuo mažiau to riebalo kliūtų. Ir pomidoriuką irgi paskirstu per visą tą zoną. Sumuštinis paruoštas, labai paprasta ir dabar perlenkiam per pusę. Ar kartą per pusę gaunasi toksai trikampiukas. Dabar įvyks didžiausia šio sumuštinio paslaptis. Keliauja šis sumuštinis į duonos skrudintuvę. Va šitai paprastai, jis labai lengvai telpa ir ką? Olia! Kol sumuštinukas kepa, aš pasiruošiu agurkyčių. Galima ir šviežų, ir pomidorą. Nu, realiai, ką mėgstat, ką turit. Man labai patinka marinuoti. Mano sumuštinytis jau karštas ir kaip skaniai paskrudęs. Sūriukas. Max 2 minutės neužgaišau. Per 2 minutės tobulas, neįtin sveikas, bet labai skanus sumuštinis.